Renkasi žvejai į žvejų mūšį. Netrukus prasidės pati puikiausia. Gerai. Labą dieną. Štai mes susirinkome į kasmetinę žvejybinę mūšę prie mūsų didžiojo vandenų telkinio. Štai, čia švedėjas aš. Va, tai mūsų pirmasis žvejys jau pagavo. Saulė šviečia danguje, mes jau sėdim valtyje, blėt. Susirinkam į žvejų mūšį. Dabar susipažinkime su mūsų dalyviais. Tai pirmas, trečias, antras. Taigi, antras dalyvis, kuo būsim vardu? Kas tau rūp? Gerai. Trečias, prašau, prisistatom. Auksinis kardas. Auksinis kardas, kas tau rūpi ir... Gerai, pirmas. Anatanas. Anatanas Iš Latvijos. Žvejybis. Žiūrėk, iš tai jau pagavo kažką. Labai meškerė linksta. Į kurvas, tai. Dar man kažkur buvo ketvirtas dalyvis įsibridęs vandenin. Nebėra jo. Jis nenorėjo lipti vandenį. Aš jau filmuoju belia kaip, tą kamerą vadovauju. Mes šiandien mėginsim sugauti lydeką margašonę, didžiąją plėšrūnę. Taip, mūsų užtvankos pasididžiavimą. Taip, čia mūsų užtvanka yra gausi lydekom. Praeitą metą patys tai patyrėm. Jos nepagaudami. Ne. Šiandien norim irgi sugauti, bent jau kilograminę kokią. Čia jau visą. Buvome tenais mes pradžių, dabar esame čionais. Nesupratau, blėt, kas Čia didžiosios margašonės, didžia krūtės lydekos išdaigos. Reikia ieškoti. Reikia jas. Kaip sako vienas toks valtį gaudo. Jogdarys sako, kad reikia lydeką Štai mūsų ketvirtas dalyvis ant kranto sėdi. Jis yra išėjo jis kažkur gerai. Tai jis pareis čia naisi. Bėga nuo kameros matyt, bijasi filmuoti. Buvo kai stiklas, dabar pradėjo banguoti. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sukilo visas lydekas. Poruojasi. Taip, jos poruojasi savo gikauliais vizgina vandenis paviršių. Dabar noriu pagauti mužiką, čia turiu pasikabintis patelę. Palaukit, pakažiūkit ją. Pritrauksim ją. Siubuoja labai, žinai. Tai čia yra margašonės lydekos patelė. Aš žinau, jis sakau, jis yra vobleristas yra jisai. Jis su vobleriais tai žvejoja. Taip, vadinasi... Vadinasi, norės susiporuoti su ją ir užsikabinti. Čia ir paprasta dėla. Mano arsenalas yra vapšiai jau kitoks. Aš su vobleriais nežvejoju, mano yra pagrindinis guminukai. Arsenalas kokį nori, žalios, geltonos, spalvos, maišytos. Čia jau nuo jūsų pasirinkimas, kokį dėti ir kokios spalvos veiks. Kokios akys, žiaurios akys, užmušo lydeką. Ar mano, vakar pagerinys? Ne, štai va šitos, va, kokios akys. Tavo kokį geriau nefilmuoti. Tas vobleris yra termiškai žybiškai negyvas, jis jau neveikiantis. Jūsų akių geriau nefilmuoti, nes tikrai užmušu visus čia. Kas tai? Tavo akys. Nu, plaukiam toliau iškoti. Padainuok, blėt. Padainuok geriau. Užtrokim dainą. Penktą bėgių rarinam dabar, blėt, kranci. Mes plaukim, turim valtį, o fish hunteris ir mes taip pat esame medžiotojai. Fishboxą. Aš dar gaunu vairuot, suprantu. Negerti, galiu, blėt, da gali biškį išsiduoti, paduoti, atsigerti. Kam čia sako taip? Operatoriau. Operatorius, pats nori išgerti, bet. Išgerk man valtelę. Pamačiau tave. Panušlamės į... Žvejų laivai. 3000 litų, vat, už šitą Sevilor. Labai rekomenduočiau točiniam žvejams. Akumuliacija šitas viški tokia didelė, bet... Viški tokia primityvi, bet nieko, kiek matau. Normaliai. Nu, vat, išjungiam bėgį ir dabar plūduriuosime vėlį. Eisim ant dreifo ir kažkas sakė, kai starkių čia yra, bet aš... Starkių čia mes nelabai tik. Ant dreifo dabar varom, dreifuojam. Driftingą, žinot, kas yra tokis dalyvas. Apsišviečiau biškį interneto, blėdį, jie jau... Tai va, štai ir vėl mes susirinkome į seną gerą savo ežerą. Tai tu, blėt, filmuok kur nors. Filmuoju tave. Ne mane. Tave. Labai žemai, labai aukštai. Filmuok save geriau. Ne, manęs nereikia. Aš neturiu laiko. Aš nežvejoju, aš nežvejys esu, aš esu operatorius, skipsas. Žiūrėkit mano... Nufilmuokit tenai ir gražiai labai vietelė. Čia tikimės paimti.
Filmuosim. Štai, žvejys, kas tau rūpi, keičia savo naują žvejybinį arsenalą. Atsitiko man nelaimė. Štai, jisai įsignybė savo į kiaušą. Vobleristas metė užkabino man koją. Ir dar tebe... Neina iškabit, reiks Neiškabini bėdė? Tai pasiim, bet kaip bus naujai. Suvenyras. Taip. Tau jį duvanoju, blėt, bus iš Latvijos. Duvanoju. Štai ten toli yra jau suarti laukai. Kaip matau, štai arimai kokie gražus. Mes čia neapdirt ar ūdės. Numešiau. Nu, tu neaiškinti. Numešiau toliau. Matai, neturi jėgų pavakaros. Bet mes vėl plaukiam chujovai. Taip, mes plaukėme labai blogai. Kažko kurva nen labai susikaupt. Prašau. Povard. Sunku sakyti, kad nors kol kas jokių smūgių, jokių, net mažos lydekaitis jokius. Mažos nereikia, reikia didelius pagauti. Tos turėtume... Tos užtvankos, kas ten, pasididžiavimo? Didžiai lydeka. Taip. Sotinam, kaip velne. Žiūrim, ta gražiena. Varo. Štai mūsų genasi kažkoks mažas lydakutis, pabėgo žaltys. O, čia, blėd, kurva, na, nors neatsimato. Kodėl aš markau užmušą, ne? Ką? Ne, maišau. Kas tu toks? Ketvirtas mūsų žvejys. Dingau padarė, nebrandom. Kokios mūsų gražios vietos. Taip, labai čia. Štai mūsų žvejys norėjo užmušti smūgių lydeką, bet jam nepavyko. Va, įžuviais. Būta jį, bet neništraut. Žuviais visuomet yra mūsų. Tada yra gudri. Tai vat mums reikia pergudrauti. Jai. Gerai, galim apsistūt nafš. Važiuoja trakatis, matau. Nematau, pagautis labai toli. Prašom porą komentarų apie žvejybą. Neturiu dar žodžių, nes nemačiau dar nė vienos lydekos, bet... Kolega irgi gaudo, sako, nuo pat 6 ryto, blėd, užmigusias lydekas. Ir kur tai galime paaiškinti šitą reiškinį? Šitas reiškinys vadinasi nekibmių. Visiškas stoja. Šitas nešlangas. Stoja štilius, va, štilius stoja. Štilius ir, blėd. Družba. Družba. Ne štilius, kai jūroj būna štilius. Kažkaip... Taip tu nepasakok mumėjai. Ne, žinom, kas yra štilius. Labai gera firma. Nu. Labai gera medžių kirtimų įmonė. Kadangi aš esu dirbęs 10 metų miške, aš žinau. Ir kodėl dabar perėti ant žvejybos? Dėl to, kad čia yra, supranti, nedarbas, bet tai labai gerai pasipelnyti iš joje. Jokus mėgsta šitas kolega. Koks čia pelnas, vies nei pinigų. Kaip lungę šaltį parduodu kiekvieną mėnesį po... 2 lydekas. Ne 2 lydekas, aš su lydekam tik žaidžiu, blėt. Mėto. Nu, kol kas nieko, žvejai rimtais veidais. Rimtas piktas. Nes, nėra kol kas jokio, nei vieno kibimo. Matarijos, kad nėra... Nei vieno kliovo nebuvo, bet... Štai, mes vėl grįžome į žvejų mūšį. Štai ir filmas laimikėse. Prasidėjo linksmoji žvejybos dalis.
Nieko nepagaunam, nėra jokių smūgių, kibimų. Palauk, koks jūsų vardas buvo? Auksinis kardas. A, taip, singai, tu buvai Natansas. Natanas. Kas tau rūpi, ne? O aš esu aš. Kūro, palaikyk kas nors pievošką, pespartą, žuvalis, kūros, kersas, štrak savo, žvaibė, kūros. O, čia kūro. Davai, troko, mėšį. Čia groja mūsų centras. Čia Nokia tūna. Kenčiai, bля. Jie, priklausom, dalė, mūsų neįsėkas gauta. Na, iš kaip sam kurti? A tai jau krauti numetė? Nu.